visus esamus brandus, tai Vitozena ir Amea. Pagrindinis update'as, kai nežinai, apie ką mes dabar filmuojam, nes balaganas šiaip dabar visur. Dabar yra kovo 15 diena, rytoj išvarau į Ispaniją ilsėtis, tad iš tenais matysite, nebent gal šiaip kažką pafilmuosiu, ką aš ten veikiu, šiaip ilsiuosi kaip. Pasileidau aš savo asmeniniam konsultacijom tos adus, tai tikrai užsiregistravo nemažai žmonių. Kitą savaitę aš jau turiu 7 kolai iš viso čia su šitų savaitgalių. Visus pinigus pasiliekame versluose, nes norime labai gerai išskeilinti, tad labai minimaliai kažką išsiėmam. Tai mes dabar darome, tad man reikia kažkaip susigalvoti pateisinančią porą dalykų. Žiūriu, kad žmonėm konsultacijos labai patinka ir gerai eina, tai vaina. Realiai tiek. Toks update'as. Galiu parodyti jums pro langą. Šiandien jau yra kovo 20 diena, nefilmavau kokias 5 dienas, nes esu išėjęs kūrybinio atostogų, esu dabar su draugė, geriam kavą. Tai šitą savaitę, kaip ir sakau, beveik visiškai nedirbau. Pirmadienį turėjau ryte porą kolų, tai visus kitus kolus, kurio turėjau šią savaitę, tiesiog persikėliau kitą savaitę, kad aš norėjau tiesiog realiai pailsėti. Dabar lėksime į Barceloną. Pavalgyti seafoodo, apsišopinti. Vamos. Tai va, linkėjimai. Wow. Iškilmingiau už 1000 žodžių. Kas vėliau, aš ar čiūras? Ką grįžau, turėjau 3 dienas, kur visiškai nedirbau. Tobula buvo, labai gerai pailsėjau. Man reikia iš pradžių viskas sutvarkyti su savo personal stuff, tai ten mašiną naują nusipirkau, tai ten reikia važiuoti regitrą. Tada labai daug darbo ties mūsų verslais. Va dabar tą konsultaciją turiu kolus, apie 12-13 kolų šią savaitę. Pažiūrėsiu, kaip ar iš vis veiks šitas konsultacijas, kol kas tai labai daug šiaip registruojasi, kad tiesiog užsiregistruoja kažkokią informaciją, žinau, daug feikų yra, daug kurie tiesiog užsiregistruoja ir pamiršta. Pažiūrėsiu šitą savaitę, kaip šitie visi klientai bus. Jeigu man jas pavyks paklausinti, apselinti kažkokias mūsų paslaugos, tai tada good. Reiškia, veikia, galime čia kažką lipdyti. Tai va, nusipirkau naują mašiną, džiugu, aišku, dabar reikia vežti į servisą, bet labai ilgai laukiu, buvau ilgai be mašinos, tai pagaliau. Reikia ratų suvedimą padaryti, elektrą sužiūrėti, ten yra kažkokių niuansų, tai va, technikinę praeiti. Labai smagiai atrodo Audi S5, varau 7 val. Dabar turiu skolą namie, jį priimsiu ir lėksiu tada į džimo. Sveiki, pagaliau po 2 mėnesių su mikrofonu, esame jau Vilniui. Situacija dabar tokia, uždarėm visus esamus brandus, tai Vitozena ir Amea, kurią darėm, nes tą supratom, kad mums reikia veikti, mums reikia greičio ir sako, Mercedes biškai bus problemų pirmus metus, nes ten labai reikia daug investicijų ir ypač Lietuvoje atsiperka po kažkiek laiko, bet mums reikia dabar. Mes grįžome, pradėjom daryti dalykus tokius, ties kuriais sukamės jau visus metus ir mokinamės ir nežinau, einius paskui plačiau papasakojame, aš nedarom. Ekspertams kuriam digital produktus, kuriuos paskui pardavinėsime Amerikos rinkoje. Ką mes šiandien turime? Mes turime mano klasiokę, labai seną, gerą draugę, Ugnę. Tai va, ji yra mūsų ekspertė, per kur mes pušinsim visus kursus. Tai yra vienas jums visiems labai gerai žinomas žmogus YouTube ir verslo pasaulio Lietuvoje, su kuriuo mes dabar irgi bendradarbiavome. Bendrai mes turime menininkę, iš kur darysime digital produktus paint alongai, tai toliau visas marketingas ateis iš socialinių medijų, pabildintų jau follow ir taip toliau. Tai dirbam. Žodžiu, va, jos darbai. Pažiūrėkite. Aš nupiešiau. Čia tikrai neįsim. Šitas yra toks deep, tai ruošiu meistrą paplagink save Vilniui.
Tenai professional dashboard, manau. Va čia uždėsim. Ai, tai reikės, judėsim į linką, jau ką, Tai linką. va, paplytę tatų, dar Jo, tatuiruotės. paplytę Dažom, toks update'as. Šitas video vlogas bus labai ilgas iš 3 skirtingų šalių, tai sėkmė žiūrint, bet... Stik bičiau. Sveiki, nešame darbinį stalą į mano chatą. Dabar bus video montuotojų padaryk tokį montažėlį, kai mes čia plim plim. Ats! Wow! Toks balaganiškas video, bet čia manau ir pabaigsim. Čia buvo realiai pusę kovo ir balandžio dabar yra 6 berods. Tai jo, tai tiek. Aš čia greitai įsikraušiu, gal bus koks montažėlis. Viens ir viskas. Rytoj grįžtam kupam į darbus, nes jų labai daug. Ir greitų metu pasileisim mūsų projektą, kur sakėm su tapytoja, tad duosime žinot, kaip seksis. Visai promisim. Tai va. Ir iki kitų kartų, follow startupiorai, varykis startupiorai.lt, patikrinti mūsų kitus verslus ir iki greito. Tik bidžiau.